Labą vakarą. Seniai besimatėm, man rods dar prieš kalėdas paskutinė serija buvo, jau net nebepamenu, ko aš jums ten rodžiau, Galvonė kaip tik buvom įsirengę ar kažką, ne, Galvonė anksčiau. Nu, žodžiu, nesvarbu. Bet čia žiemojom, atostogavom, pečius kūrenom, nieko daug neveikiam, ilsėjomės ir kažkaip taip užėjo kūrybinė krizė. Po tiek daug laiko atrodo, blemba, jau kaip ir reiktų susukti seriją kažkokią naują YouTube'ui, bet nėra ką parodyti. Kažkokių rimtų darbų nėra, tai ten biškį pakrapšto, tai ten biškį pakrapšto, tai vieną dieną, tai po to kelis dienas nepriein, ten po to vėl kažkur dakrapštai. Ir žodžiu, tokių jokių remontų, jokių niekad, jokių sodo darbų žiemą. Blemba, galvoju, po tokio ilgo laiko, jau be jokių tų serijų, be jokio vlogo, jau kažkur turit būti jau čia labai didelė serija, čia visos žiemos tenai ataskaita ar kažkas. Ir kol sulauks aš čia tos tokios dienos, kad čia viską taip susiplanuos, kad čia tokią didelę seriją išleist, ana gali ir vasarą tik tai būti. Nebus pavasario ataskaitos už žiemą, tai bus vasaros ataskaitų už pavasarį ir žiemą ir dar turbūt ir vasarą. Tai žodžiu, galvoju, nieks nebus. Pradėjom daryti virtuvę, jau čia aš nemažai, gal sakykim, neįpusėjau, bet čia jau dariau porą dienų, dirbau nuo ryto iki vakaro ir galvoju, nesulauks aš tos tobulos savo serijos, kad išbridimų iš kūrybinės krizės. Tai pasiėmiau kamerą ir biškit papasakos, kas čia vyksta. Žodžiu, atsilaisvinam virtuvį, buvom čia jau šalituvus buvo, aš nepamenu, rodžiau, šalituvus buvo, ten toks šepuks, orkaitė, stals, ten šitą kriauklę jau turbūt matėt, tenai buvo suskalbenki. Nu, žodžiu, čia viskas buvo apstatyti, jau čia naudojamės per visų žiemų, valgyti darėmės, bet sakom, reikia pagaliau susitvarkyti, nes čia toks bardaks, čia tos lubos yra buvę pratekėję nuo stogo, čia dar ir žodžiu, visokių tų skilimų sienos. Nu tai žodžiu, kaip ir turėjom viską veikiančią virtuvę, bet noris normalios orkaitės, didesnės, nes pas mums tokia rozetė, kur įsikiš. O kad tos pasijungt normalią orkaitę, reikia normalios elektros, nes čia pas mus ta elektra buvo tik tai viskas ant tokio vieno seno aliuminio laido. Tai, žodžiu, nieko negali galingesnio pajungti, jeigu čainiką pajungti, tai nieko kito negali pajungti. Tai visko išsikraustėm, išsinešiojom po visus kambaris, tai dabar net nerodys, ką mes ten tos kitos kambarios nuveikia, nieko labai daug, aišku, nenuveikia, bet vis daiktai, žodžiu, viskas bardaks ten visur. Tai durys uždarytos, kai sutvarkysim virtuvę, tada aprodys kitur, kas nauja. Nu tai žodžiu, reikia orkaitės, reikia elektros. Elektra buvo taip, kai darė vonę, tai atvedė mums čia 3 laidus, visi nuo skirtingos fazės, viskas tvarkoja, kaip ir mes planavom rozetėm. Bet tie laidai gavos tokie neilgi, nes čia aš kaip parodžiau meistram, nu tai iki čia kažkur kada temptų ir viskas. Nu tai jie man tokius ir padarė, kaip aš ką parodžiau, ten, o mums reikia ten orkaitės. Ir mums ten reikia 3 fazių, 1 fazė orkaitai ir 2 fazės kaitlentei. Tai aišku, galėjau aš prasivesti normaliai iš tenai 5 gyslų 3-fazį laidą ir atsivesti kitos. Bet ne, atsivedžiau aš iš čia per kolidorių tik tai apšvietimui, kai kolidorių remontavau. Dabar jau čia viskas užtaisyt. Ir nieka, žodžiu, šitas paliks apšvietimui, o ten tie 3 laidai, 3 fazės, eisi va čia tokiu dėžutė bus. Ir susikomutuos su visais kitais. Tai žodžiu, čia atein 3 fazės, ten tada 3-fasis laids iki orkaitės ir kaitlentės, tada kits laids ein skalbenkiai, čia skalbenkė stovės, tada jau ant kitos fazės dar ein čia 2 rozetės bus, čainikui ten ar kavos aparatui pažiūrėsim, kažkam tokiam galingesniem. Ir tada dar čia ein, čia išsives jau spintutei bus. Šitoj vietoj pajungims kaitlentei. Nu ir čia bus iki šičia ta spintelė su kriauklė, šičia pasibaigs. Ir tada va dar tokį šitokio pločio 3 spintutės. 2 spintutės ir remontuojam orkaitę.
Iš Ikėjos ten toks pigiaks. Bet visai gerai turėtų atrodyti, pamatysit. Nu ir toliau čia dar ein vėl kids laids. Čia baigęs mūsų šaldytuvas, toks žemutis, iš tikrųjų atrodo žiauriai žemas, kaip pagal čia. Kitaip, kai naudojamės, atrodo kažkoks aukštesnis, nes matyt būn prigraučia dar visokių šmutkių. Tai žodžiu, už šaldytuvo, virš šaldytuvo, gal biški taip durnai, galėjo ir čia būti, bet nebuvo. Žodžiu, virš šaldytuvo 2 rozetės, šaldytuvui ir mikrobangiai iš karto palikau. Ir pasislėps gražiai už mikrobangės. Tikėkimės, kai jie bus. Nes šiaip neturim ir neturėjom jau seniai. Ir dar vien rozetę nuein gartraukį, kurio irgi neturim ir tikriausiai nežinau ar turėsim, bet nupaišiau gartraukį dėl visako, žodžiu, maždaug taip ant akies. Tokio aukščio ir čia skylė bus, kai reiks. Ir dar čia gaunas, kad mūsų ta kriauklė bus iki maždaug šitos vietos. Va čia brūkšniuks, bet iš tikrųjų biški siauresnė. Tada užsibrėžiau biški plačiau, kaip kad su to mūsų Ikėjai spintuoti. Nu ir galvoju, pavaikščiau, čia buvo prisidėjęs visokių nesąmonių, kad pažiūrėt, kiek tas tarps. Ir galvoju, kad čia dar eitų visai tokia padaryti biški, dar tokį spintutį mažiutį. Susidėti gal ar šiukšlių dėžėm po apačia, ar dar kažkokių lentynų. Tai žodžiu. Toks spintutė, virš spintutės dar rozetė. Nežinau, ar čia bus kavos aparatas, ar kas, ar šiaip telefonui pasikrauti. Tai žodžiu, vėl ateina rozetė ir tada nuo tos rozetės, čia bum, per ten. Oi, blemba, labai pradėjome riksėti nuo lempos. Dar kol kas nėra virtuvinės lempos, tai su ta statybin, kuri čia mirguliuoja man. Tai žodžiu, nuo tos rozetės tada dar prasidaužiau, šičia žemyn. Ir čia bus rozetė. Iš pradžių ten galvojau, bet po to apsigalvojau ir padariau čia. Nes čia irgi bus lentynos tokios 2. Čia tep ir tep. Kampe. Ir čia bus dar toks koks nors šepuks ar staliuks ar kažkas. Nu tai žodžiu. Tas užsimūris, ten laids. O čia bus jungiklis šviesos. Biški būdavo čia taip toli iš pradžių. Šitoj vietoje ir kažkaip atsimenu visą laiką apivėjin, tai čia, graiba, kur jis yra ir ten kol surandinės biški per toli. Tai žodžiu, pritraukiau, pasimatau, kaip bėgęs į kambarį, kurioje vietoje čiump, tai toj vietoje ir bus. Apšvietims buvo pas mum čia per vidurį, bet jis ten kažkur komutavas dėžutėj ir taip įstrižėja laids. Čia va biški matos. Tai nusprendžiau, kad prasidaužys aš nuo čia, dės paskirstymą dėžutį, prasidaužiau va taip į ten ir tada dar vieną lempą, kad būtų šičia virš darbastalio, nes pastoviai, jeigu čia kažką darbuojas, ant stalo ten minkai kažką, o lempų už nugaro šviečti, tiesiog to šešėlis ant stalo nuo paties užsimet ir jeigu laukia tams, tai žodžiu, menknaut iš tos centrinės lempos, tai, žodžiu, bus 2 jungiklis čianai ir 2 lempos. Toks, vat, planiuks. O šitie laida dar čia viens. Šitas laids ein į palei viršų. Tas griovys, tai čia buvo sens laidzėjo į aną kambarį. Ten tai visur dar sen laidai, bet iki to kambario bent jau da eis naujas ir tenai susijungs dėžutė, jau po to da darysim tenai tą kambarį. Ir taip pat į kitus 2 kambarius, čia jau šitoj gofroje 2 laidai. Viens jau ten pasijung dėžutėj, kitam kambariu mėgamajam. Tai vis po vienu kambarį prijungt, ten jau palikęs laido, kad užtektų iki pat galo. Tai žodžiu, porą dienų aš čia daužiau tas sienas, nuo ryto iki vakaro. Aišku, čia nėra taip sunkiai. Biški čiučiu tinka plons sluoksnis, o toliau tiesiog praktiškai pjuvenas. Šitas mūsų namelis toks pjuveninis. Mes pirštį gali krapštyti ir byr visas. Na, aišku, galbūt jau greičiau, jeigu būčiau labai gerai viską susiplanavęs, bet reikėjo biški, daugmaž pasibraidžiau. Va, čia iš pradžių buvo rozetės dar numatytos, galvoju, ir ten reikia. Bet čia jau per daug kaitlentės, iš pradžių galvoju gal dėti 2 skylių siauresnė, kad tos rozetės, bet vis tiek perėt, tai gal bus 4 skylių kaitlentė, tikriausiai ir rozečių šičia nebebus, tai va tokių vis keitės tie planai, ten po to tą gartraukį dar galvojau,
Tai užtruko, bet jau pradėjau užtepinėti šiek tiek. Aš dabar tų visų laidų nesu dar taip sukišęs į tos griovius. Nes kažkaip blemba nežinau, kadangi tok pjuveninė ta siena, taip noris pirmi tepti to rodbando į tą griovį ir tada sukištos tos laidus, kad būtų normaliai, nes taip dabar skaityk čia, jeigu aš ant viršaus tik užteps, tai už jų čia nieko nėra, ors, tuščiai. Pjuvenos. Tai va, bandys tada toliau įtepinėti rodbando į tą griovį ir kaišioti tos laidus. Ir po biški susikaišios. Ai, dar čia, mums čia blemba tokia avarija buvo nutikus. Žodžiu, kas čia gavos? Mes čia, kadangi nebuvom iš pradžio atsijungę tos kriauklės, biški pasistumdė ten ir ten. Ir, žiūrėk, kažkaip pradėjo lašėti vanduo per šitų vietų, žinai. Ir iš pradžio čia buvo kitoks tas kranėlis, buvo toksai trišakis pajungti skalbenkiai. Ir tada toks kraniuks, va šitoksai, pajungti kriaukliai. Ir žiūrėk, kad čia laš, blemba. Tai užsukau kranelį, galvoju, reikia atjungti tą kriauklę. Skalbenkis negali atjungti, nes ten, žodžiu, prieš kranelį, ne po. Blemba, dar ten pasijudina, dar labiau man čia pradėjo varvėti. Tai pasirodo, tas, kur čia buvo įsukts, tas toks trišakis, jisai įskilo, to sriegi, ta prasme, per sriegį įskilo ir pradėjo leist pabiškį. Ir po to iš vis jisai nulūžo mum, ta prasme, užsukam tą vandenį, galvojom išsuktą kranelį, ir kažką ten daryti. Tai žodžiu, nebeišsisuko jisai, tiesiog nulūžo visai. Tai žodžiu, mes čia knisamės ant nakties, kad kažkaip išsukti tą nutrukusį sriegį ir išsukti atgal kranelį, nes pas mus vanduo užsisuktenai ant įvado vienoj vietoj ir jis užsisuk visai sistemai. O čia užsukti jau nebėra kaip jau. Ir ta prasme, tai nieko, nei dušo gali, nei iš vis vandens, o čia morzinį iki ausų, ten visi aplipę tom dulkėm, tom pjuvenom. Tai žodžiu, buvo reikalų, bet teko šitą pripjauti šiek tiek. Pavyko išsukti ar dalikutį ir nusipirkau kitą tokį kraniukų, kad iš karto nebereiktų to trišakio, kad iš karto būtų skalbenkiai galiu užsukti ir kriaukliai. Nežinau tik tai, ar čia dėl to, ar jis jau seniau buvo vis mums pradėjęs lašėti, kai dar buvo sienoj, šičia įsiskaityki mūrit. Bet vis čia ta siena maždaug prasideda nuo čia, baigės ten ir kažkur iki tokio aukščio, kaip tas kraniuks visas šitas kamps šlaps. Tos pjuvenos tokios permirki čianai. Dabar aišku, ten visur atrodo jos tokios šlapios, nes aš biški supurškiau čia su šito, su gruntu. Tai visur biški tokios drėgnesnės, bet čia buvo šitos tokios baltos sausos, tiesiog dulk. O čia tok jau košė tokia ir taip jau blemba, toks kaip aš čia štrabau šitų, tai toks kvaps tokio bulvekasi buvo, taip, toks jausmas, kad čia ilgai jau buvo šlapia. Bet žiūrėsim, kas čia bus, ar čia pradžius, nepradžius, bet ką norėjau pasakyti, tai nežinau, ar už šitą užtaisyti tą galą, ar gal geriau biškį jį pradėti nuo čia varyti, dasivaryti visą kitą, o tą palikti, kokie ten, nežinau, savaitė ar kiek, ar keliom dienom, kad išdžiūtų ir kad įsitikint, kad čia nėra, kad leidžia iš kokio iš trapo ar iš kur, ar per dušą, nes čia kitoj pusė mūsų dušas tiesiai. Nieka, reikia eiti, žodžiu, užtepliuoti visus, o su to kampu pažiūrėsim, paliksim, vėliau užtepsim. Tiek galvojau, kad nėra ką papasakot, nėra ką parodyti, o dabar plirp negaliu ščiaukti. Žodžiu, išlendu biškį laukų, nes net kambarį girdis, kad kažkas lauk čia ūbauja. Tai pačekinu su toj programėti, pasirodo pelėt kažkokį. Lemma per kamerą, tai nieko nesimato. Bet kažkur va čia tos medžios. Visiškai prie pat. Pala, pamėginsiu telefonu pafilmuoti. Va, kažkur ten.
Ir girdis kažkur toli irgi dar vieną atsiliepia. Ai, tu šiaip. Čia tas toks kleckas tiesiai per vidurį, ten ir ta pelėda. Ir kokia nuo dydžio. Šiaurė. Blemba, kadangi tok nebaigš, tai ein atsineš fotiko. Ir gal pavyks prezūminti, supraudžiu pašvietus ant ilgesnio išlaikymą. Tai įdomu. Nu, žodžiu, pasistačiau čia ant tokio stovo. Fotkinau, žodžiu. Labai sunkiai matas. Sunku sufokusuoti, kai tamsoj su tų prožektoriuk pasišviečiant, nu, žodžiu. Nieka gera ir ten kažkur čia purptelė ir biš persikėlė ant kitos šakos. Ai, va, čia tiesiai. Blemba geras. Bet galėt būti kažkur žemiau. Arba galėt būti diena. Nes dabar tai sunkiai čia gaunas. Paspruko, bet taip ką tik praskrido virš galvos nuo to medžio. Ir taip su prožikas žiūri, ant galvos įsijungis. Paliama toks vaizdelis visiškai juod nakts, juods dangs. Ir tik pelėdos tokios didžiulis, toks siluets praskrend virš galvos. Paliama geras. Nu, žodžiu, nelabai pavyko nufotkit, nes reikia didelį išlaikymą, to šviesos nedaug nuo prožektoriuko, nes į gan aukštai. Ir per tų išlaikymų ten iš pradžių bandžiau 4 sekundžių, per daug, 2 irgi taip, žodžiu, labai sunku sufokusuoti ir ta pelėd jud, ten sukioji tų galvų į vieną pusę, į kitą pusę. Tai geriausia nuotrauka kažkur, kur čia buvo, kur kaip ir pavyko sufokusuoti daugmaž, bet nusisukso, galvos pakaučius metas, nu nesvarbu. Bet va, kaip jie čia atrodyti turėjo iš tikro. Ir lietuviškai vadinasi naminė pelėda. Žodžiu, būtų fainė tak naminė, kad čia apsistotų. Nežinau, ar jie čia ir drevių, jeigu nėra, tai būtų gerai budelą pakabinti. Žodžiu, rašo 3,7–6 cm ilgio ir sparnų plotis nuo galo iki galo nuo 8,1 cm iki 1,5 m. Tai jo, už tai taip įspūdingai ir atrodė, kai virš galvos praskrido toks masyvi. O, va, toks pelėdžiuks. Nu, va, čia taip turėjau nufotkinti. Bet gal dieną, kada ar vakarį pavyks pamatyti, tai tada gal išeis. Va, toks va praskrido virš galvos. Kietai. Gerai, grįžtam prie darbo. Nu va ir vidurnaktis atėjo, o progreso netiek jau baisiai ir daug. Tai žodžiu, va, gavas ten, čia nueit, ten razečių dėžutės įdėtos ir ten įdėt. Всё, ein gulti, atsikelis damuš. Nu, pasiruošiau toliau montuoti tos laidzės sienas, bet vakar buvau miest dieną ir išsikalbėjau, kad aš tvarkos tų virtuvių vedžiojęs elektro ir vienas žmogus pasakė baisiai išmintingų mintį. Bet kiek paskaičiavęs, kad reiks razečių, dėk daugiau. Vakar dar galvoju, užteks, bet ryts už vakarų protingesnis ir atsikėlus galvoju, plemba, reik dadėti bent jau vieną. Nu, ir aišku, paprasčiausias variantas bus šičia pačiam gale. Tu skylutį čia praplatinti, niekam jį čia netrukdys, bus 2 razetės virš spintutės. Matot, kokias čia pas man įspūdingos tos sienos. Nereikia kažkokių labai specialių grąžtų, nieko. Pasiimi va su kalteliu. Ir yra. Dulkių tik labai daug. Vietom reikia rūką pagrūsti. Nu bet va, taip visą laiką ir svajojau, kad sugrūdu
išlenda iš papačios tas tings. Paskui gerai smūryti kabelį. Nu. Nu kažkaip taip. Sunkiausias dalykas, kurio aš niekaip neišmastau, kaip gudriau padaryti, tai kai vienoj linijoje eina tokie praeinantis laidai. Sakykim, šitas eina žemyn, iš ten, bam bam į rozetę ir čia jungiklis. Aišku, aš kaip ir galėjau tą griovį biškį šonę daryti ir, sakykim, čia visi eina laidai, nuein kur jiem reikia, bet tą jungiklį va čia tarkim eitų. Taip, ir čia biškį užsisuk ir tada. O dabar, kadangi viską ant vienos linijos aš sudėjau taip pat ir ten, skalbenkiai, tai man gaunas, kad reikia slėpti tos laidus po dėžutėm. Ir čia va pavyzdžiui, čia viens ateina apšvietimui, kits tenai šitas palend į ano kambario užmaitinimui. Ir dar reikia po šitą dėžutę pakišti šitą, kuris eina ir šitas razets. Žodžiu, keliais aukštais čia viskas kraunas pas mane. Nu va, toks rezultatas 4 dienų darbą. Neatrodo labai įspūdingai. Kaip per tiek laiką įsivaizduoju, kad čia per porą dienų pavyks, bet belemba daugiau čia reikalų negu kad galvojau. Kaip visad. Bet žodžiu, viskas liuks. Kūdar iš elektros, tik tai reikia, aišku, reikia susidėti jungiklis ir razets, bet neįmontavau dar tos dėžutės, tai tą pasiliks kitai dienai ir nepravedžiau laidą apšvietimui. Čia tik tai įsidėjau iš paskirstimo dėžutės gofrą, tokią, ką galėčiau ten prakišti ir ten išleis. Prisikalis laidą. To nedariau dabar, nes norėjau pirm nusikrapštyti tas lubs, nes čia blemba daug reikalų, viskas lupas, tai pradžiai nusikrapštys ir tada užteps. Nu ir viskas, ir tada dar su tais plyšiais prie to paties reiks bandyti susiorganizuoti, šiek tiek juos praplatinti gal ir užtaisyti, bet čia, žodžiu, parodys kitoj serijoje, kas čia per reikaliukai su tais sutrukinėjimais, nu čia taip gan nemažai, ten, šičia, ten pagal sieną, ten, nu žodžiu, biškai paskilinėja, tai bandysim susitvarkyti. Ir šitas va dar kampuks liek, pažiūrėsim, paliks paskutiniai vietoj, pažiūrėsim pradžius, nepradžius, kas čia dedas. Nu aišku, vamzdžius dar reikės įtvirtinti atgal normaliai. Nu tai va, tiek žinių šį kartą iš manęs, bus dabar biškai gal daugiau tų serijų, nes bus tų remontų ir pavasaris, laukan gal bus irgi ką veikti. Tai susimatysim dažniau ir dėkui, kad žiūrėjot ir iki kitos serijos. Čiau.